Galbūt netolima ateitis atrodys šitaip. Šitą agentas, klausyk, atsakyk į tos paskutinius 3 e-mailus, 3 valandą aš dalyvauti negalėsiu, tai tu ten vietoj manęs pabūk ir apibendrinsi. Suplanuok man šiandienos taksus, kad iš reikalų į reikalus galėčiau nuvažiuoti. O, jėga, ačiū. Ir padėk man atsikelti iš lovos, nes aš storas labai esu ateityje. Ateityje visi su tokiais sakinukais vaikščio su tokiais pablizgintais. Aišku, kol kas yra kaip yra, bet 25-ieji technologijų pasaulyje yra agentų metai. Jeigu ChatGPT ir panašios programos gali atsakyti į klausimus, tai dirbtinio intelekto agentai gali už tave padaryti tam tikrus dalykus ar užduotis. Pokalbių robotas gali parekomenduoti kelionę, o agentas gali ją užbukinti. Ir pagaliau pasiekėm veikiančių prototipų stadiją, tad yra ką išbandyti. Pavyzdžiui, šią savaitę stebėjau, kaip agentas mano kompiuteryje ieško geriausio šaltibarščių recepto ir jo ingredientus sudeda į Barboros pirkinių krepšelį. Čia matom, kaip agentas žiūri į svogūnų laiškų skonio traškučius, bet jų neįdeda į krepšelį. Šiaip labai žmogiška, nes aš irgi apsipirkinėju daržovių, bet į krepšelį deduosi čipsus. Leiskit papasakoti šiek tiek daugiau, kas yra agentai ir ką galima nuveikti su jais šią akimirką. Norėjau apie agentus papasakot, baigiu visus namus susitvarkyti. Kaip atrodo geras agentas ir kokios yra jo sudedamosios dalys? Pamėginsiu paaiškinti per sumuštinio metaforą. It is a basic essential for lunchboxes, parties and picnics. Agentams reikia multimodališkumo. Tai reiškia, kad jie turi sugebėti dirbti su skirtingais formatais. Kai atsirado ChatGPT, pradžioje ten tiesiog įdėjai tekstą ir gavai tekstą. O dabar ChatGPT gali ir generuoti paveikslėlius, ir gali užduoti užklausą balsu, ir jis gali dirbti su įvairiais dokumentais ir su įvairiais formatais. Tas pats vienas įrankis. Tai čia bus sviestas. Multimodališkumas. Kitas ingredientas sumuštiniui yra duona, o agentui yra samprotavimas, arba angliškai reasoning. Tai yra iš esmės jo gebėjimas būti protingam. Jeigu jau tu darysi dalykus už mane, tai aš tikiuosi, kad tu būsi labiau ne Patrikas, o Jordan Petersonas. Kažkas dabar žiauriai užsitrigerino, tai tokia ir buvo idėja. Ne, iš tikrųjų, geriau, kai agentas yra protingas. Visi dabar varžosi, kas padarys protingesnį, intelektualesnį ir sumanesnį dirbtinį intelektą. Netgi egzistuoja tam tikri testai ir lyderių lentelės, kur galima pažiūrėti, kam geriau sekasi matematikos testai, kas geriau stoja į universitetą ir panašiai. OpenAI neseniai paviešino labai įdomų testą SWL Answer ir jo esmė tokia. Svetainėje Upwork yra talpinami įvairūs freelanceriams skirti darbai ir tyrėjai surinko užduotis skirtas programuotojams, tai yra nuo paprastų kodo debuginimų ir klaidų paieškos iki sudėtingesnių produktų kūrimo. Jeigu visas jas išspręsi, uždirbsi $1 milijoną. Ir davė šias užduotis atlikti modeliams, kurie turėjo prieigą prie kompiuterio. Įsivaizduokime tai paprasčiau. Ir įdomumas tas, kad tiems modeliams pavyko atlikti užduočių už $300,000. Tad toli gražu ne visas, bet tai yra puikus, netgi buitiškas pavyzdys, kad tokie įrankiai yra pajėgus palengva perimti bent jau dalį developerių darbų. Dabar vis populiaresni modeliai, kurie veikdami dar taip pat ir paaiškina, ką jie daro, kas taip pat prideda jiems tokio intelekto, nes tu galvoji, jis čia taip ir anaip galvoja, o ne tik duoda atsakymą. Nesunku tai pademonstruoti, pasirinku brangų ir lėtą ChatGPT O1 Pro modelį, duodu jam užduotį surasti naujus pažintinius takus ir galime matyti, kaip jisai dėlioja savo logiką. Jis paaiškina, kad aš dabar ieškau tokios informacijos, aš dabar tikrinu aną. Tokiu būdu daug lengviau suprasti, kurioje vietoje tave suprato ne taip, arba nuklydo, arba kurioje vietoje galima parašyti geresnę užklausą. Čia tik taip pats persistengiau, šio modelio duomenys yra iki 22 metų, jis negali pasiekti interneto, tad praktiškiau būtų buvę užduoti šį klausimą paprastam internetą pasiekti galinčiam modeliui. Sumuštiniui reikia sūrio, o agentui reikia autonomiškumo. Ne per daug ir ne per mažai. Tai yra, aš noriu, kad jisai atliktų už mane darbus ir man nereiktų pirštu badyti kiekvieną žingsniuką. Bet ir nenoriu, kad jisai ateitų ir sakytų, mačiau mėgsti kombučą, tai paėmiau paskolą €40,000 ir išėjo 50 butelių kombučos. Teisybės dėliai man panašiai ir nutiko, kadangi pirmą kartą agentas puikiai sudėjo prekes į krepšelį, antrą kartą padariau taip. Užsakyk šitas prekes iš Barbora.lt. 3 avokadus, 4 sūrelius. Prioritetą teik prekiams su akcija. Ir kol jisai viską darė, aš kalbėjau telefonu, atėjo pranešimas mokėti už pavedimą, paspaudžiau gerai, nepatikrinęs ir kitą dieną prekių atėjo daugumos po 3, o ko reikia, jis neužsakė. Tai pasijuokiau už savęs, pats kaltas, bet nereikia atiduoti jam visos kontrolės. Be abejo, dabar siekiama, kad agentai būtų kuo autonomiškesni ir savarankiškesni ir netgi konkuruojama, kuris agentas padarys užduotį atlikdamas mažiau žingsnių. Pavyzdžiui, žaidžiant su tuo pačiu operator, kai prašiau užsakyti už manęs
skrydžius, agentas nuolatos prašydavo: Lukai, ar gali perimti kontrolę ir pažymėti, kad ne, aš nesu robotas. Kažkaip labai ironiška, nes tai dariau už robotą. Tai aš jau sakiau, jausmas lyg pirktum nepilnamečiams alkoholio. Riebiai sviesto, riebiai sūrio, negailim. Man tai reikia ridikėlių, bet agentams tai reikia gebėjimo sąveikauti su kitomis programomis. Tai yra gebėti spausti mygtukus, pildyti formas, suprasti galų gale internetinį dizainą, internetinę svetainę ir kur kas yra, kas vis dar yra nemažas iššūkis ir dauguma agentų ten ir stringa. Nes dizainas yra pritaikytas žmonėm, bet ateityje vis labiau dizainai bus pritaikyti agentams. Tai va, pastarosiomis savaitėmis jaučiuosi gavęs pagaliau paragauti iš tikrųjų tikrų agentų ir tikriausiai visiems įdomu sužinoti, ką jie gali, ko negali, kaip jie atrodo, ką naudot, ko nenaudot. Tai čia keli pavyzdžiai. Maloniai nustebino Samsung Galaxy S25 naujos funkcijos, tai yra Cross App ir Gemini integracija, kur pavyzdžiui galima paprašyti, kad surastų visas Žalgirio varžybas ir sudėtų jas į kalendorių. Surask visas šio sezono Žalgirio varžybas ir sudėk jas man į kalendorių. Ar norite tęsti ir sukurti šiuos elementus? 5. Taip. Gerai, viskas atlikta. Bam ir suranda informaciją ir sudeda ją į kalendorių. Taip pat galima apibendrinti bet kurį straipsnį internete, patogu nuspręsti, ar nori tą straipsnį skaityti. Ir dar gali kalbėtis apie bet kurį YouTube video. Išrašyk visus video minimus faktus apie Lietuvą. Ne tik išrašė informaciją iš video, bet ir sudėjo ją į užrašinę. Cool! Ir tai jau yra šis tas. Gemini galima išbandyti Google AI Studio. Visai neseniai jie parodė 2 naujienas. Tai yra, kad gali agentui rodyti priešais webkamerą, ką turi rankoje ir su juo bendrauti, arba dalinti su juo savo ekranu. Asmeniškai pats iš to labai sunkiai kažką įspaudžiu. Labas, kaip sekasi? Man sekasi gerai, ačiū, kad paklausei. O kaip tau? Man sekasi neblogai, ką aš čia laikau rankoje? Suprantu, tau sekasi neblogai. Ar norėtum ką nors papasakoti apie tai? Ar tu kalbi lietuviškai, ar tu kalbi japoniškai? Ir ką aš laikau rankoje, pasakyk? Aš kalbu lietuviškai. Ar norėtum, kad aš kalbėčiau kitą kalbą? Ne, kalbėkim lietuviškai. Ką aš laikau savo rankoje? Gerai, matau, kad rankoje laikai telefoną. Ar norėtum ką nors apie tai pasakyti? O kaip aš atrodau ir kaip atrodo tai, ką matai ekrane? Tu atrodai gerai, ir matau, kad laikai ausinės. Ar norėtum kažką pasakyti apie tai, ką matau ekrane? Pagrilink mane, lyg būtum stand-up komikas, mano išvaizdą ir mano kambarį. Gerai, bandysiu tapi pagirti kaip stand-up komikas. Tavo plaukai atrodo kaip katikis kirpyklos, o tavo apranga tokia stilinga. LYG tu katikis edžio ismado surnalo, ausis kambarys. Jame tik daug lentinėlių atrodo? Ne, aš norėčiau, kad nepagirk mane, o sukritikuok. Juokingai sukritikuok mane, patrauk per dantį. Atsiprašau, bet aš negaliu tave įžeidinėti ar patraukti per dantį. Ar norėtum, kad aš pabandyčiau ką nors kito? Aš norėčiau, kad pamėgintum Takeshi pilį užimti. Atsiprašau, bet negaliu dariwalati. To, paprašoti. Ar galėsiu padėti kaip nors kitaip? Bet kiti gudruoliai tikrai randa tam pritaikymo būdų. Vienas, kuris mane nustebino, bičas tiesiog pasėmė šitą būtent įrankį, kuris mato tavo ekraną ir naudodamas Blender programą, kuri skirta kurti įvairias žaidimų grafikas, veikėjų žaidime ir panašiai, jisai tiesiog balsu apibūdina, ko nori ir programa jam pateikia programinį kodą, kurį jis įklijuoja ir gauna rezultatą. Okay, make the ground plane 10 times bigger. Nice. Now I want you to add 4 UV spheres and I want you to place them in like a square pattern. Perfect. Now let's move the area light up by maybe 2 meters. And let's make the area light 3 times stronger and give it a 2000 degrees Kelvin. Man atrodo, va čia yra ateitis, kai tu naudojasi labai sudėtingų įrankių ir vietoj to, kad žinotum visus niuansus, tu tiesiog apibūdini, ko tau reikia ir tai padaro įrankis. Amazing.
Vėlgi, kol montavom, išeina tokios programos pristatymas, jos išbandyti negalima, kol kas tik waiting listas, neaišku kaip veiks, bet ji žada. Įrašai, pavyzdžiui, noriu vystyti lokalų šunų vedžiojimo verslą. Ji imasi analizuoti konkurentus, ieškoti tau domeno, galimų pavadinimų ir panašiai ir galų gale automatiškai sukuria interneto svetainę. Jeigu iš tikrųjų ta interneto svetainė sukurta atsižvelgiant į konkurentus, pavyzdžiui, nenaudojant jų spalvų arba išieškojus galimas kainodaras, kokias naudoja kiti ir kaip galėtum naudoti tu, tai būtų puikus įrankis. Vėlgi, kol kas tai tik pažadai, bet turint omenyje, kiek įmonių dirba prie panašių programų, atrodo, kad turėtume anksčiau ir vėliau kažko panašaus sulaukti. Ir įdomiausia patirtis lig šiol tai yra minėtasis ChatGPT Operator, kurį jie paleido prieš keletą savaičių. Jisai pasiekiamas tik Jungtinėse valstijose, kainuoja $200 mėnesiui, bet jisai iš tikrųjų gali šitą padaryti. Ką man pavyko su juo pasiekti? Jau minėjau Šaltibarščius ir Barborą. Kitu atveju paprašiau jam surasti geriausią ekskursiją Vilniuje ir ją užbukinti. Jisai pirmiausiai googlina, ieško informacijos. Man atrodo, jisai ieško tiesiog online formos, o ne bando išrinkti geriausią ekskursiją. Tuomet Gatvės gyvos puslapyje užpildė formą, man tai reikėjo pasakyti jam savo kontaktinius duomenis ir kitą dieną gaunu iš Gatvės gyvos žinutę, kad Lukai, gal norite prisijungti į grupinę ekskursiją, nes vienam ją bukintis gal ne taip ir logiška. Bet pavyzdžiui, taip pat pasiunčiau jį ieškoti bilietų į koncertą ir jisai mane pataisė, kad ne šitam mieste vyks koncertas ir jų nerado, kaip ir aš neradau iš tikrųjų. Gal kas turit. Už mane jis, pavyzdžiui, papostino Facebook'e. Pirmą kartą prie Facebook'o reikia prisijungti, bet jisai paskui gali atsiminti tos duomenis. Kai perimi kontrolę, tuo metu ekranas yra neįrašinėjamas, tad gali įrašyti slaptažodį ir panašiai. Bet pavyzdžiui, jeigu jam liepi slinkti per Facebook'ą ir užrašyti visus postus ir juos apibendrinti, jis to nenori daryti. Kaip ir nenori slinkti ir rašyti komentarus, nes nujaučia, kad čia yra slidžios ribos automatizuoti šlamštą ir sukčiavimus. Taip pat jisai gali, pavyzdžiui, palyginti prekių kainas Etsy'e, surasti pigiausias užuolaidas man rado, gali pamėginti sukurti memą ar apibendrinti straipsnius portale. Kad jau paminėjau memus, kelis parodysiu. Daviau užduotį sukurti memus iš paskutinės savaitės Lietuvos naujienų. Viskas, daugiau jokių instrukcijų, daugiau nieko pats nedariau ir štai rezultatai. Ar tai sėkminga politika? Paprastas klaidų įvaizdis. Bet nežinau, ką tai reiškia. Šitas neblogas, kai matai Lietuvos infliacijos rodiklį, bet tada supranti, kad tai ne taip blogai, kaip tikėtas. Na bent jau memas į tą pusę išnaudotas. Šitas geras. Lietuvos vyriausybė žiūri į tradicinius energijos šaltinius vietoj atsinaujinančios energetikos. Ir šitą beveik pataikė. Lietuva turėjo būti automobilis, o pasirinkimas S ir Rusija. Na gerai. Pasirinkimas likti su Rusijos tinklu arba trauk 25. Čia gal ironiškai, aš nežinau, bet galima jausti, kad netoli, ar ne? Netoli, kažkur ten šalia šaudo. Nauja energijos politika žiūri į Lietuvos vyriausybę ir nepatenkintos senos problemos. Nežinau, galbūt čia tiesiog labai gilu. Tiesiog Lietuva žiūri į Sioną, o NATO pyksta. Ten gal turėjo būti Ukraina su raudona suknele. Lietuva po Brel palikimo, aukštos elektros kainos arba mažėjanti žalioji energija. Nu, čia reikia dar padirbėti. Vėlgi, kol montavome šį video, pasirodo turbūt pirmasis nemokamas agentukas, kurį galima išbandyti – Convergence AI. Vėlgi duodu tą pačią užduotį, surask geriausią turą po Vilniaus senamiestį 2 žmonėm ir užbookink šiam sekmadieniui, leisk man pasirinkti iš 3 geriausių opcijų. Ir jisai gudruolis nueina į TripAdvisor ir pasiūlo pirmus 3 variantus. Operator bent jau googlino pats. Šiaip ar taip, parašau savo duomenis ir užbookinimas įvyktų. Smagu, kad šiame įrankyje yra pasiūlymų, ką galima nuveikti tyrimo srityje, rinkodaros ar įvairenybių srityje, tad reikia pačiam mažiau galvoti. Leidau jam padaryti tyrimą apie mane ir tai buvo prasčiausias tyrimas, kokį esu matęs gyvenime. Na, bet tai yra nemokama alternatyva $200 kainuojančiam Operator ir jeigu kažkam labai įdomu pažaisti, išbandyti, tai dabar jau yra proga. Norisi akcentuoti, kad visa tai yra labai nauja ir kol kas agentai turi labai ribotą praktinį panaudojimą. Iš esmės, mes tik tai einame dirbtinio intelektų agentiškėjimo keliu. Senovėje žmonės stovėdavo sankryžose ir reguliuodavo eismą, tuomet turėjome šviesoforus, o dabar jie veikia automatiškai. Žmonės tiesiog prižiūri sistemas, kurios reguliuoja šviesoforų eismą. Turėjome traukinių ar metro mašinistus, dabar žmonės sėdi ir prižiūri sistemas, kurios vairuoja tos traukinius ar metro. Galbūt matome pirmuosius labai įdomaus pokyčio žingsnius. Ir tikėtina, kad per visus šios metus tie agentai veiks labai pusėtinai, turint omenyje, kad jie tampa vis protingesni ir gali būti gana universalūs. Viso to pažadas yra labai saldus. Tai yra už tave programinė įranga atlieka darbus ir be abejo galima kalbėti ir apie robotus, kurie taip pat naudos programinę įrangą ir bus gana universaliai supratingi ir darys darbus. Kol kas visą tai labai pusėtina, kaip ir matėte iš pavyzdžių, bet brėžiant liniją 10 metų į priekį, atrodo visai neišvengiama,
kad turėsime gana gudrių pagalbininkų šalia savęs. Pats ieškau įdomesnių pritaikymo būdų. Jeigu turit pasiūlymų, kaip ir kam jį pritaikyti, tai parašykit komentare ir duosiu tą užklausą, kad nereiktų jums $200 mokėti. Bet tas jausmas tikrai. Jeigu kartais buvo įdomu ir galėtumėt paspausti like, o gal net subscribe, tai būčiau jums dėkingas ir padėtumėt man kovoti su algoritmais. Ačiū jums labai.